Sveiki sugrįžę į PHP pamokas. Ir kaip tikriausiai pamenate, neseniai dar minėjau, kad mes visus pagrindus, sakykime, esame išmokę ir toliau kurti pamokas kiek beprasmiška, tačiau šiandien pagalvojau, kad nors mes pagrindus ir mokame, mes, sakykime, galime toliau praktikuoti su savo žiniomis, kursime, sakykime, įvairias sistemas ir panašiai, tai, sakykime, dar 50 pamokų skirsim įvairiai praktikai ir jeigu dar buvome ką nors praleidę anksčiau, tai tiesiog sukursiu pamoką. Tai bus apie 50 pamokų su įvairiomis sistemomis ir šioje pamokoje pradėsime kurti, sakykime, lankytojų skaičiavimo sistemą. Tai bus unikalių lankytojų skaičiavimas ir paprastų tiesiog puslapio peržiūrų skaičiavimas. Tai mums prireiks WAMP serverio, kuris palaiko ir MySQL serverį, ir tą WAMP serverį mes įsirašėme pirmoje pamokoje. Jeigu nesate įsirašę, tiesiog grįžkite į pirmą pamoką ir įsirašykite. Ir toliau iš karto galime atsidaryti phpMyAdmin. Aš čia pravaliau šiek tiek nuo pastarųjų pamokų ir tiesiog susikurkime lentelę, tarkim. Nors iš pradžių geriau susikurkime mysql.php failą ir jo prisijungkime į savo serverį. Tai tiesiog vėlgi mysql connect, adresas localhost, jeigu naudojate WAMP serverį, toliau prisijungimo vardas root, taip pat jums pagal nutylėjimą sukūrė šį prisijungimo vardą WAMP serveris, slaptažodžio nereikia ir toliau tiesiog MySQL select db, pasirinks domenų bazę ir pas mane domenų bazė yra pamokos. Tai pamokos ir con. Na taip, prisijungimą įdėkite kintamai con. Ir štai jums bus prisijungimas į MySQL serverį ir čia index faile integruokime tą MySQL PHP failą, kuris prisijungs. Ir atsijungkime kodo pabaigoje iš MySQL serverio, tai MySQL close ir con kintamasis. Con todėl, kad mes prisijungimą įdėjome į con kintamai. Taigi mes štai mūsų svetainė, sėkmingai prisijungėme, nemeta jokių klaidų ir galime kurtis lenteles. Taigi mums prireiks pagrindinės lentelės, kurioje laikysime unikalių lankytojų skaičių ir tiesiog puslapių peržiūrų skaičių. Tai tiesiog, tarkim, info lentelė ir du laukeliai. Ir pirmas laukelis būtų unikalus arba tiesiog U peržiūros, tai sakykime unikalios peržiūros, INT tipo ir ilgis 255. Ir antras laukelis būtų peržiūros, tai tiesiog paprastos peržiūros, vėlgi INT tipo ir 255. Ir išsaugome lentelę. Tai štai mūsų duomenų bazėje atsirado lentelė info su dviem laukeliais. U peržiūros ir peržiūros. Na ir dar vienos lentelės mums prireiks, tai lentelė IP, kurioje laikysime IP adresus ir iš dviejų laukelių tai būtų, sakykime, IP adreso numeris ir, sakykime, pats IP adresas. Tai ID būtų pirmas laukelis, 255 ilgis ir padarykime, kad jis kiekvieno įrašų metu, sakykime, pasikeistų, tai yra prie jo būtų pridėtas skaičius 1. Tai tiesiog indeksas, pasirinkite šį indeksą ir pasižymėkite šį checkboxą. Ir antras laukelis pats IP. Tipas būtų text tikriausiai, kadangi ilgio nurodyti nereikia, kadangi tas text, sakykime, begalinis. Ir tiesiog išsaugome lentelę. Na ir štai turime dvi lentelės savo domenų bazėje, info ir IP. Na ir dabar galime pradėti dirbti.
Tai visų pirma, kai tik, galime tiesiog atvaizduoti kokį nors tekstą, tarkim, mano svetainė, tam, kad tiesiog štai mūsų svetainė ir dabar galime pradėti skaičiavimus. Tai iš karto, kai lankytojas užsuka į mūsų svetainę, mes galime skaičiuoti. Ir štai kaip mes padarysime, tai iš pradžių lankytojo IP adresą išsaugojame į kintamai IP ir išgauti lankytojo IP adresą galime pasinaudoję kintamojų, tiesiog kintamas ženklas, tas žemasis brūkšnys, server ir laužtosios kliaustose kabutėse remote addr. Ir sakykime, tai bus lankytojo IP adresas ir šį adresą išsaugosiu kintamai IP. Ir toliau galime, sakykime, tikrinti, ar šis IP adresas yra duomenų bazėje ir jeigu yra, tai tiesiog pridėsime vieną skaičių prie peržiūros, o jeigu nėra, tai reiškia, kad šis lankytojas yra unikalus ir tuomet pridėsime vieną skaičių prie, tiesiog prie unikalių peržiūrų. Tai iš karto pradėkime. Ištraukime informaciją iš lentelės IP, tai būtų tarkim data arba row, MySQL fetch assoc, MySQL query ir select viską iš lentelės IP, ten kur IP lygus mūsų kintamajam IP. Ir tai tiesiog reiškia, kad iš lentelės IP pasirinks viską ir pasirinks tik sakykime, tik tą eilutę, kurios IP, štai, sakykime, iš lentelės IP pasirinks eilutę, kurios IP bus mūsų lankytojo IP. Ir tiesiog čia sąlyga, jeigu row IP, tai yra štai, tai jau bus, sakykime, IP adresas trauktas iš duomenų bazės. Ir jeigu jis sutaps su mūsų lankytojo IP adresu, tuomet pridėsime skaičių tik prie, sakykime, paprastų peržiūrų. O jeigu ne, pridėsime skaičių ir prie unikalių peržiūrų. Tai iš pradžių galbūt čia dar ištraukime paprastas ir unikalias peržiūras, tai būtų peržiūrų kintamasis ir MySQL, arba tarkim vėlgi row MySQL fetch assoc select viską from info, tai pasirenkame viską iš lentelės info, kadangi ten bus tik viena eilutė, tai mums, sakykime, nereikia kažkokio papildomo raktažodžio. Ir taip pat į lentelę info įterpkime nulius, tai yra į abu laukelius tiesiog įrašykime po nulį tam, kad tiesiog, sakykime, pradėti savo skaičiavimus vėliau. Ir štai lentelėje info unikalios peržiūros yra 0 ir peržiūros yra 0. Ir dabar mes tas, sakykime, štai, peržiūros kintamasis būtų row peržiūros. Tai, sakykime, row peržiūros, tai, sakykime, laukelis iš duomenų bazės peržiūros ir u peržiūros kintamasis būtų laukelis iš duomenų bazės u peržiūros. Ir dabar mes šiuose dviejose kintamosiuose turime, sakykime, unikalias ir paprastas peržiūras. Ir čia mes galime, sakykime, čia sąlyga, jeigu IP adresas imtas iš duomenų bazės sutampa su lankytojų IP adresu, tuomet pridedame tik štai peržiūros ++. Sakykime, pridedame vieną tik prie peržiūros, kadangi šis lankytojas jau rastas, sakykime, duomenų bazėje ir jis nėra unikalus. Todėl tik prie puslapio peržiūrų pridedame vieną. O jeigu ne, else, tai reiškia, kad
IP adresas trauktas iš duomenų bazės nesutampa su, sakykime, lankytojo IP adresu ir tai reiškia, kad jis yra unikalus, todėl čia pridedame vieną prie peržiūros ir vieną prie peržiūros. Ir iš esmės mes pridėjome prie kintamųjų ir taip pat mes dabar galime tos du kintamuosius, sakykime, atnaujinti duomenų bazę, kad kitą kartą pridėtų jau prie šių skaičių. Tai tiesiog update lentelė info set peržiūros būtų mūsų kintamasis peržiūros ir set peržiūros būtų mūsų kintamasis peržiūros. Na štai, ir galime tiesiog pabaigoje atvaizduoti puslapio peržiūros būtų peržiūros break puslapio unikalios peržiūros peržiūros. Ir štai keliaukime į savo puslapį. Ir štai puslapio peržiūros vienetas ir unikalios peržiūros irgi vienetas. Tai kadangi buvo nuliai, mes užėjome, mūsų IP adreso duomenų bazėje dar nebuvo, bet kadangi mes užėjome, tai, na taip, vos nepamiršau, kadangi mes esame unikalus lankytojas, mes turime ten, kur, sakykime, čia, taip pat į MySQL duomenų bazę įdėti savo IP adresą, kad kitą kartą, sakykime, mūsų neskaičiuotų kaip unikalaus lankytojo. Tai čia tiesiog vėlgi MySQL query insert into lentelę IP ir į laukelius IP įdėsime reikšmę savo IP adresą. Štai. Ir dabar štai, antrą kartą užskaitė kaip unikalius, kadangi dar nebuvo apsaugos, o dabar jau štai didėja tik puslapio peržiūros atnaujinant svetainę, o unikalios peržiūros nedidėja, kadangi, tiesiog mūsų IP adresas yra duomenų bazėje ir mūsų, sakykime, neskaičiuoja kaip unikalių lankytojų. Ir štai IP lentelė yra mūsų IP adresas, todėl, sakykime, antrą kartą užėjus mūsų IP adresą jau randa ir tiek. O kaip ištraukia mūsų IP adresą ir patikrina, tai štai, tarkim, čia kintamasis row tampa visa eilutė ir ta eilutė yra pasirinkti viską iš lentelės IP, bet pasirinkti tą eilutę, kurios IP laukelis sutampa su mūsų IP. Ir jeigu tiesiog MySQL duomenų bazėje mūsų IP nebūtų, tai būtent kintamasis row IP būtų tuščias, o mūsų IP būtų mūsų IP. Todėl šis nesuveiktų ir suveiktų visą tai. Bet kadangi mūsų IP jau yra duomenų bazėje, tai jis randa mūsų IP ir toliau lygina, ar sutampa su būtent lankytojo IP. Ir jeigu taip, tai tiesiog prie peržiūros prideda vienetą. Tikiuosi supratote, jeigu kas nors neaišku, klauskite komentaruose. Aišku, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti ir viso.